Na ką, turime 14 valandą, tai manau pradėsime. Kas dar nespėja prisijungti, galės prisijungti prie mūsų. Tai dar kartą laba diena. Šiandien mūsų webinaras yra apie savarankiškumą, kaip jį paskatinti, kaip išnaudoti savarankiškumą jūsų pacientų ir rezidentų jūsų kasdieniame darbe. Ir aišku, visi puikiai žinote OB Slaugi Vita, mano vardas Tatjana, esu sveikatos priežiūros produktų grupės vadovė ir tikiuosi, kad šiandien išgirsite tikrai naudingos informacijos jums. Parašiau daug video tokių trumpų, kad jums būtų įdomu ir vaizdžiai galėtumėte pamatyti tos sprendimus naudingus. Ir visų pirma noriu atsiprašyti, kad teko perkelti mūsų webinarą. Čia truputėlį su ta data buvo klaidų, tai labai atsiprašom, čia dėl darbų gausos, bet tikiuosi, kad šiandien visi sėkmingai gavote prisijungimus ir galite prisijungti. Taigi, pačioj pradžiai tos taisyklės, dabar mikrofonai yra išjungti jūsų, jūs tikrai, jeigu turite kažkokių pastebėjimų, klausimų, rašykite į pokalbius ir mes paskui webinaro pabaigoje persižiūrėsime jūsų klausimus ir pastebėjimus. Jeigu kažko nespėsime, tai ir po webinaro visada atsakome. Na, o kas nespės peržiūrėti, tai webinaras yra įrašomas ir jūs vėliau galėsite peržiūrėti webinaro įrašą mūsų YouTube kanale. Tai dar prieš tai norėjau pasveikinti visas slaugytojas visai neseniai praeitą savaitę jūsų diena praėjusią, tai yra slaugytojų tarptautinė diena. Noriu jums labai padėkoti ir palinkėti tikrai stiprios sveikatos, tikrai daug kantrybės, ištvermės ir noriu palinkėti jums didžiuotis jūsų profesiją ir nešti šviesą būtent toje srityje, kurioje jūs dirbate, nes jinai yra tikrai nelengva. Tai kągi, mes turbūt pradėsim, bandau dalintis skaidrėmis. Tai tikiuosi visi dabar puikiai matote skaidrės, kaip ir minėjau, mūsų tema yra savarankiškumo slaugoje, kaip padėti mažiau ir pasiekti daugiau. Taip vat įdomiai skamba ta tema ir kodėl jinai taip skamba, mes to ir pamatysime. Taigi pagrindinė mūsų užduotis suprasti, kaip iš tikrųjų per savarankiškumo skatinimą mes galime sumažinti fizinį krūvį savo ir, aišku, pagerinti priežiūros kokybę. Apie ką mes kalbėsime šiandien? Tai visų pirma, kodėl pacientai tampa priklausomi ir kaip mes prie to galime prisidėti, o mes ir prisidedame beje. Kas iš tikrųjų yra savarankiškumas, kalbant ypatingai apie vyresnio amžiaus žmonės arba žmonės su negale, kur dažniausiai tas prarandamas savarankiškumas mūsų kiekvienoje dienoje ir praktiniai sprendimai, kurie iš tikrųjų gali pakeisti situaciją ir palengvinti. Ir kaip sumažinti tuo pačiu fizinį krūvį personalui, kuris dirba su žmonėm, kurie turi tam tikrų apribojimų. Ir tokie bus netgi praktiniai patarimai, ką iš tikrųjų jūs galite pradėti net ir rytoj daryti, arba ką vertėtų padaryti, norint padidinti jūsų gyventojų, pacientų savarankiškumą. Taigi, teorija yra tokia, savarankiškumas nyksta ne todėl, kad žmonės sensta. Jis nyksta todėl, kad žmonės nebedalyvauja kažkokiuose elementariuose dalykuose, nebedalyvauja sprendimų priėmime ir panašiai. Ir būtent šitas nedalyvavimas skatina savarankiškumo sumažėjimą. Ir tai beje galima pasakyti ne tik apie vyresnio amžiaus žmonės. Mes labai dabar dažnai kalbam, kad mūsų vaikai labai nesavarankiški, jaunimas koks nesavarankiškas ir kodėl jie tokie, bet pasižiūrėkim patys. O ką mes darom ne taip?
einam į mokyklą, matom, tėveliai priveža prie pat durų, ne, vaikai išeina tiesiai į mokyklos duris. Ten, jeigu eina lydi tėvai iki mokyklos, tai žiūrėk, mamos neša kuprinę savo vaikams, nors tas vaikas, sūnus, ne, jau vos ne mamos ūgio. Na ir taip toliau ir panašiai. Tai, sakykime, šitoje vietoje irgi tokia vieta pamastymams, ne, kad nepadaryti meškos paslaugos savo vaikams. Tai galbūt kažkokių tokių naudingų idėjų irgi iš to webinaro išsinešite, nes kalbant apie vyresnio amžiaus žmonės, tai jie iš tikrųjų buvo daug savarankiškesni, ne, lyginant su tuo, ir kartais galbūt mums tai netgi ir trukdo, nes jeigu kalbant apie tėvus, tai jie jau kaip tik kažkur, ne, biškai užsiožiuoja, jie kažko nenori leisti už jos daryti, kai jau tu kartais matai, kad gal ir reikėtų, bet jie tikrai yra daug savarankiškesni ir mūsų turbūt užduotis leisti jiems vis dar tą savarankiškumą savo parodyti ten, kur tai galima ir kur tai įmanoma. Ir savo pristatymą norėjau pradėti nuo vieno eksperimento pasakojimo. Šis eksperimentas buvo darytas Ellen Langer dar 79 metais. Ellen Langer tai yra amerikiečių psichologė, profesorė moteris, ir jinai vadinama dažnai, kaip čia, mindfulness motina, viena iš pozityvios psichologijos pradininkių. Taigi savo darbuose jinai labai dažnai tyrinėjo būtent tą kontrolės iliuziją, sprendimų priėmimą, senėjimą, sąmoningumą, kodėl tam tikri dalykai veikia taip, o ne kitaip. Ir jinai yra išleidusi keletą žinomų knygų, tai jeigu jums bus įdomu, tai tada irgi galite pasiskaityti, pasidomėti. Tai mintis yra tokia, kad žmonių elgesys stipriai veikia tai, kaip su jais elgiamasi ir kokias galimybės mes jiems sudarome. Tai čia tą patį, ką mes dabar ką tik nekalbėjom ir apie mūsų vaikus. Taigi, eksperimento metu jinai su kolegomis tą eksperimentą atliko su vyresnio amžiaus vyrais, ir tie vyrai buvo padalinti į 2 grupės ir išsiųsti į specialiai paruoštą aplinką. Ta aplinka kažkiek priminė jų praeitį, ne, grįžimas atgal į praeitį. Ir kasgi iš to eksperimento išėjo. Tai pirma grupė, jinai buvo pavadinta aktyvūs dalyviai, ir jie turėjo gyventi taip, lyg prieš 20 metų, ne? Jie patys savimi rūpinosi, priėmė sprendimus, buvo skatinami kažką daryti, dalyvauti veiklose ir panašiai. Žodžiu, visiškai savarankiškas gyvenimas ir netgi toksai, ne, jaunystės kažkoks tai pojūtis. Ir antra grupė, tai buvo pasyvūs gavėjai, jie šiaip gyveno panašiom sąlygom, tačiau jie buvo aptarnaujami, kaip sakyti, gal lengvai net slaugomi, tai yra, jie turėjo pagalbininkus, jie buvo mažiau įtraukiami į kažkokias tai veiklas, jiems nebuvo suteikta tiek savarankiškumo ir panašiai. Ir po kelių savaičių išryškėjo tokie rezultatai, kad aktyvių dalyvių grupėje pagerėjo ir fizinė būklė žmonių, ir sustiprėjo jie fiziškai, atmintis pasidarė geresnė, laikysena iš karto išsitiesino nugara ir iš išvaizdos jie pradėjo atrodyti jaunesni. O ta grupė, kur buvo pasyvūs gavėjai, tai tie pokyčiai buvo minimalūs arba iš principo nebuvo. Tai kokia išvada, kad iš tikrųjų savarankiškumas tai nėra tik fizinis gebėjimas ir iš tikrųjų jis priklauso ir nuo aplinkos, ir nuo lūkesčių, ne, ko iš jūsų laukia. Nes, tarkim, jeigu, sakykime, duoda ne kažkokią tai užduotį, ar vaikui, ar suaugusiam, ar vyresnio amžiaus žmogui, pavyzdžiui, kad ir jums duotų užduotį kažkokią ir sakytų, aš tikiu, kad tu su ją susitvarkysi, net jeigu tai yra ir kažkokia sunkesnė užduotis. Ne, motyvacija iš karto, vau, ne, atrodo, taip, mes tai padarysim. O jeigu jums duoda kažkokią užduotį ir sako, na, nežinau, čia gal kažkaip, gal padarysi, bet gal tau ir nepavyks, ne, tai kokia čia tada motyvacija. Didelis procentas, kad tikrai nepavyks ir neišeis mums to padaryti. Taigi, kai mes iš žmogaus tikimės mažiau, tai jis ir padaro mažiau. O kai mes viską darom už žmogų, tai jis aplamai praranda visus gebėjimus.
Tai va, tai dar kartą noriu priminti, tai ne tik senyvo amžiaus žmonėms galioja, bet ir jaunimui, ir vaikams. Na ir kita teorija, tai yra Martino Seligmano, dar vieno amerikiečių psichologo, dėstytojo. Jis irgi užsiėmė pozityviąją psichologiją iš tikrųjų ir jis buvo pradininkas tokios teorijos išmokto bejėgiškumo, tai yra learned helplessness. Tai va, tai yra tokia teorija. Teorija šita yra iš tikrųjų plačiai naudojama psichologijoje ir jinai kalba apie tai, kad žmogus, kuris ilgą laiką neturi kontrolės ar galimybės paveikti tam tikros situacijos, gali nustoti bandyti net tada, kai tos galimybės atsiranda. Na, kaip pavyzdys, ne, kai žmogus nuolat mato, kad už jį nusprendžia, už jį padaro ir kad jis nekontroliuoja tos situacijas, net tada, kai atsiranda tos galimybės, jis jau to nebedaro. Nu, kam? Juk viską jau darė už jį. Ir kaip tai susijęti tiesiogiai su slauga, tai tarkim, jeigu jūsų pacientas, rezidentas bus nuolat keliamas, sodinamas, rengiamas, vedamas, vežamas, net jeigu jis tai galėtų, sakykime, kažkurioje vietoje ir pats padaryti, tai po kurio laiko jis tikrai to ir nebandys daryti. Jis to pats nebedarys. Taigi ta priklausomybė tai yra dažnai išmokta būsena, o ne natūrali būsena, kuri yra iš tikrųjų. Nes mūsų galva yra tiesiogiai surišta su mūsų kūnu, tai yra mūsų smegenys, tai ką mes galvojam, tai ką mes mastom, iš tikrųjų labai veikia mūsų kūną. Ir ligoninėse, sakykime, irgi tą principą jau dabar irgi dažnai naudoja, use it or lose it, tai yra naudok arba prarasi. Tai reiškia, kad bet koks įgūdis, bet kokia fizinė ar protinė savybė, kurią mes reguliariai nenaudojam, ilgainiui jinai susilpnėja arba sunyksta. Nes jeigu žmogus nejuda, jeigu žmogus nesikelia, jeigu jis nedaro kažkokių tai bent minimalių veiksmų, kurios gali daryti, tai šitie gebėjimai nyksta labai greitai, apie tai mes jau esam kalbėję, manau, ir prieš tai webinaruose, ne, kad kaip greitai sunyksta žmogaus raumenis, jeigu jis praleidžia bent savaitę gulėdamas lovoje. Tai yra labai, labai staigus kritimas iš tikrųjų žmogaus jėgų, fizinių gebėjimų. Tai va, ir buvo pastebėta, kad pacientai ligoninėse, ne, jie guli pižamose, jie mažai juda, jie tampa pasyvūs ir ta idėja buvo, kad vis dėlto reikia juos kuo greičiau statyti ant kojų. Tai va tas mobilizavimas ankstyvasis, ne, kai net reanimacijoje esančius pacientus reikia kuo greičiau statyti ant kojų, kad jie kuo greičiau sėstųsi, keltųsi, bandytų rengtis, vaikščioti ir būtų kuo aktyvesni. Tai iš tikrųjų pasiteisino ir rezultatai buvo tokie, kad ir mažiau komplikacijų buvo ir trumpesnis laikas praleistas ligoninėje ir tikrai daugiau savarankiškumo pas žmogų. Tai va, tai pamatysim mes paskui ir tos pavyzdžius, kaip, sakykime, tai galima daryti. Tai va, tai pagalvokit dabar, kiek kartų per pamainą padarote tai, ką pacientas galėtų padaryti pats. Ir tikriausiai tai bus dažniau negu reikia. Nu, kodėl mes tai darom? Taip greičiau, ne? Nes taip, tai yra didžiulė problema. Nes mes darome patys, nes mes norime, kad būtų greičiau. Mes norime, kad susitaupytų laikas, o iš tikrųjų, ką mes darom, mes keliame rankomis, mes skubame, mes nenaudojame pagalbinių priemonių, mes pamirštame apie kėlimo techniką, na ir taip toliau ir panašiai. Ir kaip rezultatą vis tiek mes turime, kad pacientas tai tampa mūsų priklausomas, ne, jis praranda tos įgūdžius, kuriuos turėjo ir galbūt galėjo dar naudoti. Na, o darbuotojai pervargsta. Tai čia tikrai ne naujiena. Taigi, kas yra savarankiškumas? Tai iš tikrųjų nėra, kad žmogus viską daro pats. Na, taip, mes suprantam, kad globos įstaigose, ligoninėse tikrai dažnai mes turime asmenis, kurie kai kurių dalykų patys jau negali padaryti, taip jau yra. Tačiau jie gali dalyvauti, jie gali daryti tiek, kiek gali. Ir jie jaučia vis dėlto kontrolę. Kol jie jaučia tą kontrolę, ne, kaip mes jau prieš tai šnekėjom, jie vis tiek dar
skatina ir motyvuoja patys save, kad jie gali kažką padaryti. Taigi tas savarankiškumas, jis ir prasideda nuo dalyvavimo. Yra labai, pavyzdžiui, geras pavyzdys, ne? Jeigu mes turbūt pastebėjom netgi ir iš savo artimųjų, ir aš turiu tokį pavyzdį, kad kai žmogus atsigula į ligoninę, kad ir vyresnio amžiaus žmogus ir atrodo namuose, jis viską darė ir puikiai dar save aptarnavo ir panašiai, tačiau ligoninėje jis pagulėjo kelias dienas ir mes jau matom tą tokią demotyvaciją, nes žmogus apatiškas, jis jau nieko nenori. Žiūrėk, jis jau pats net čia neatsikelia, jau jis sunkiai vaikšto, jau žiūrėk, nebenueina į tualetą. Ir kuo ilgesnis tas periodas, ir jeigu tu dar, kaip sakai, dar paskatini, kad taip, tu gulėk, niekur neik, tai ta nuotaika ir apatija, jinai įsivyrauja ir pasidaro labai liūdna. Ir paskui jau grįžus vėl namo, po kažkiek laiko matosi, kaip žmogus vėl atgauna visus tos savo įgūdžius, jis vėl grįžta į savo tą aplinką įprastą, jis supranta, kad jis čia kontroliuoja šitą situaciją, kad jis čia gali kažką tai valdyti, kažką daryti pats, ir tas savarankiškumas iš karto grįžta ir fizinė ir emocinė būklė tikrai pagerėja. Taigi, kaip įvertinti tą savarankiškumo lygį? Aš manau, kad tikrai daug kas iš jūsų naudojate Bartel indeksą. Jis yra naudojamas tikrai ir Lietuvoje, kiek žinau, netgi paskiriant slaugos lygį, kažkokias techninės priemonės irgi naudojamas. Tai nežinau, jūs parašykite man tiesiog dabar į chatą, ar jūs naudojate Bartel indeksą ar ne. Ir jeigu kas, tai po webinaro, tai mes turėsime tokį pavyzdį ir jums atsiūsime po to, kai jūs atsakysite į mūsų anketą atsiliepimo. Ir tas Bartel indeksas, ką jis daro, jis vertina 10 sričių, kaip pavyzdys, valgymo sugebėjimai, perkelimas iš lovos į vežimėlį, higiena, kaip žmogus gali apsitarnauti ar negali, judėjimas, apsirengimas ir panašiai. Ir ta kiekviena veikla, jinai yra vertinama balais, 0 tai reiškia visiškai priklausomas, nuo 5 iki 10 tai reiškia reikia pagalbos, ir 15 visiškai savarankiškas žmogus. Tai va, ir kiekvieną tą veiklą įvertinus taškais pagal tos sugebėjimus surenkama tam tikra taškų suma. Bendras galimas taškų skaičius yra 100 ir pagal tą vertinimą, kurį atlieka kažkoks sveikatos priežiūros specialistas, galbūt FMR gydytojas, galbūt kineziterapeutas, socialinis darbuotojas ar tas žmogus, sakykime, kuris tikrai turi galimybę susipažinti ir stebėti to asmens visus tos gebėjimus. Ir jis tada susumuoja ir gauna tos rezultatus, kiek tas bendras taškų skaičius. Ir matome, nuo 0 iki 20, tai reiškia jau visiškai priklausomas žmogus, nuo 21 iki 60 tai yra sunki gebėjimo negalia, maždaug nuo 65 iki 90 tai vidutinis gebėjimų sutrikimas. Ir kažkur tai nuo 95–100 tai yra arba labai lengvas gebėjimų sutrikimas, arba visiškai nepriklausomas žmogus. Tai va, ir iš tikrųjų tas indeksas jis parodo ne tik pacientą, jis parodo, kiek darbo teks jums. Tai va, įvertinus savo visus pacientus, jūs labai lengvai juos taip paskirstysit ir matysit, kokiem pacientam reikės jūsų pagalbos. Ir pagal tai netgi galima, sakykime, paskirstyti ir laiką, arba galbūt netgi apgyvendinti pacientus atitinkamai, žinant, koks būtent jų yra Bartel indeksas. Na ir kaip tai atsispindi praktikoje. Pavyzdžiui, jeigu mes turim visiškai priklausomą pacientą, kuris surinko iki 20 taškų, tai ką tai reiškia? Tai pacientas nedalyvauja jokiose, sakykime, veiklose ar mums nepadeda, čia jau reikia 2 žmonių bent jau, kad jį pakelti, perkelti, didelė traumų rizika atsiranda, tai ką daryti? Tokiais atvejais mes turėtume naudoti lubinius keltuvus, būtent visoms toms procedūros slaugoms, kartu su kėlimo diržais įvairiais,
mažinti rankinį darbą, nes tai yra jau sunku, nes tą žmogų reikia kelti, perkelti. Ir čia jau, kaip sakant, nėra pasirinkimas, čia yra būtinybė būtent naudoti visą pagalbinę techniką, kurią mes ir turime naudoti. Jeigu tai yra nuo 21 iki 60 balų, tai labai priklausomas žmogus, tai, na, jis minimaliai negali dalyvauti, jis nėra stabilus, jis ten rankomis gali, sakykime, kažkur tai biškiai įsikibti, prisilaikyti, o personalui jau irgi tenka didelis darbas, reikia perstumti, pertempti jį, tai realiai čia irgi keltuvas vienas iš pagrindinių įrankių, na, plus taip skatinti pacientą dalyvauti, ne, ten, ką jis gali dar padaryti, sakykime, šiek tiek ar pakelti dubenį, ar pasiversti ant šono, ar panašiai, tai mes ir skatinkim jį dalyvauti šitoje veikloje. Ir, aišku, reguliuojam lovą su padėties keitimais ir kita pagalbinė technika. Tai va, tai tikslas kuo daugiau įtraukti pacientą, bet, aišku, naudoti visas reikalingas pagalbinės priemonės. Na ir jeigu mes turime nuo 60 iki 90 vidutiniškai priklausomą pacientą, tai realiai yra tokia, kad jis iš tikrųjų gali dalyvauti visose šitose veiklose ir tik tais viena yra problema, kad dažnai daroma už jį. Nes va čia šita va zona vidutiniškai priklausomo asmens yra pati pavojingiausia. Nes čia dažniausiai prarandamas tas savarankiškumas, būtent todėl, kad net jeigu žmogus ir gali, mes vis tiek padarome už jį. Tai va, tai o šitose situacijose jau keltuvą reikėtų naudoti tada, jeigu matom, kad yra kažkokia rizika nukritimo, bet jis daugiau toks kaip ir prilaikymo galbūt įrankis būtų, slaugos lova, kurią tas žmogus galbūt ir pats galėtų pasireguliuoti, ne, jeigu jis tikrai sveiko proto ir gali tai padaryti. Jis gali ir pasikelti lovadugnį, ir išsiformuoti lovadugnį, ir nusileisti tą lovą, ir aukščiau ją pakelti. Ir higienos sprendimai, apie kuriuos mes irgi kalbėsim, kurie yra būtent pritaikyti tokiems pusiau savarankiškiams asmenims. Na, o jeigu mes turim nuo 90 iki 100, tai iš principo čia beveik savarankiškas žmogus. Jis viską beveik gali daryti pats, reikia tik tais jam sukurti saugią aplinką, prižiūrėti ir suteikti minimalią pagalbą ir tą visą prevenciją, kad nenukristų, kad būtų kur įsikibti ir panašiai. Tai jau, čia svarbiausia netrukdyti, netrukdyti žmogui judėti ir būti savarankiškam. Na ir kaip tai atrodo labai greitai, tai gali pats, reiškia padedam minimaliai, gali iš dalies skatinam, o jeigu negali, tai tada jau naudojam visus tos sprendimus, kurie yra sukurti būtent palengvinti visas tas negalės. Tai mūsų pagrindinė užduotis suprasti, kiek pagalbos reikia tam žmogui ir ją suteikti. Taigi gali pats ir padėti minimaliai, ką tai reiškia. Nu, labai geras pavyzdys - funkcinė lova, ne? Žmogus gali savarankiškai susireguliuoti aukštį, iš kurio jam patogu atsikelti, tai dažniausiai tai būna apie 40 cm, ne? Jis gali pasikelti savo nugaros atramą, kad jam būtų lengviau atsikelti, nustatyti kažkokią tai padėtį lovos ir, aišku, naudotis visom atsikelimo rankenom, diržais. Taip pat čia matom 4 dalių šoniniai ranktūriai, kurie irgi puikiai dalyvauja kaip atrama. Ir dar noriu Jums parodyti tokią atsikėlimų rankeną, čia matote, ne, kuri tvirtinasi prie būtent šoninio ranktūrio ir jinai yra teleskopinė, išsitraukia. Ergonomiškai jinai yra daug geresnė žmogui, va tokiam, kuris turi savarankiškumo, negu ta vadinama kartis virš lovos, nes ten nėra labai ta ergonomiška padėtis, o su šita rankena yra daug patogiau atsikelti. Aš jums netgi parodysiu tokį trumpą filmuką. Kaip tai atrodo? Mobistik vadinasi šita atsikėlimo rankena. Dažniausiai jinai naudojama su 4 dalių šoniniam apsaugom. Mato, čia iš vidinės pusės tiesiog prisitvirtina, jinai kaip aksesuaras gali būti užsakoma.
Vat matot, kai žmogus atsikelia iš lovos, jis tiesiog tą rankeną labai paprastai lengvai išsitraukia ir naudoja kaip patramą. Iš vienos pusės atsirėmia į šoninį ranktūrį, iš kitos pusės į mobistiką, atsikelia vat, ir keliauja sau. Na va, o dar norėjau parodyti jums lovą, lovą su lateraliniu pavertimu. Čia ir toks naujas modelis, kurį neužilgo mes jums irgi pristatysime ir papasakosim ir atsiųsim daugiau informacijos. Bet esmė čia kame? Latera neo tai yra slaugos lova su lateraliniu pavertimu, ne, su pavertimu į šonus. Paprastai mums atrodo, kad tas šoninis lateralinis pavertimas turėtų būti naudojamas tada, kai mes norim vartyti pacientus, ne visai nejudančius, turinčius didelę pragulų atsiradimo riziką ir panašiai. Tačiau šitos lovos labai puikiai gali būti naudojamos ir dar pakankamai savarankiškiams pacientams, kaip ir reabilitacijoje ir slaugoje. Ir kaip būtent, toj parodysiu irgi jums trumpą tokį filmą, kaip iš tikrųjų šitas šoninis pavertimas pasitarnauja būtent lengvesniam atsikėlimui iš lovos. Aišku, jūs tą lovą tikrai galite naudoti tiems sunkiems pacientams, ne, kurie yra jau visiškai prikaustyti prie lovos. Tačiau išnaudokime visas galimybės, kaip sakoma. Matot, va čia irgi labai geras pavyzdys, pultelio laikiklis, ne, kuris tvirtinasi prie porankio. Irgi labai geras dalykas, nes kai pacientas gali valdyti lovą dar pats, tai vat, labai patogiai padėti tas laikiklis laiko pultelį. Na, čia jis naudojasi ir Mobistick rankenėlę. Tiesiog slaugytoja pamatė, kad žmogus nori atsikelti iš lovos ir palengvina jam šitą visą darbą. Ne pati daro, matote, ne? Nekelia, netempia, pacientui nereikia įsikibti ir panašiai. Tiesiog panaudoja lovos funkcijas. Labai natūralus žmogaus judesys, ne, atsikelimo ir su būtent to lateraliniu pavertimu mes jam padedam labai paprastai ir natūraliai atsikelti iš lovos. Keliam lovą į reikalingą padėtį, į reikalingą aukštį, pakeliam galvos atramą ir tiesiog vos padėdami padedam žmogui atsikelti iš lovos. Be jokių kažkokių tai didelių fizinių pastangų, tiek iš jūsų pusės, tiek iš paciento. Niekas niekur neskuba, viskas vyksta ramiai, viskas vyksta bendradarbiaujant su pacientu. Tai yra turbūt didžiausias iššūkis jūsų darbe - išmokti ramiai ir neskubėti. Matot, nenaudojant jokių pagalbinių papildomų priemonių, tiesiog žmogus perkeliamas iš lovos į vežimėlį. Na ir aišku, nakties metu irgi labai patogu, plus turi naktinį apšvietimą, lova, pultelis turi naktinį apšvietimą.
Dar kartą pasižiūrėkit, kokia rankenėlė yra patogi, ne? Ir lova turi ir kojinį valdymą, tai yra ir kojų pagalba irgi galima daryti pavertimą, ne tik su pulteliu. Na, tokios panaudojimo galimybės tikrai, kaip sakyt, plataus naudojimo lova, tai atkreipkit dėmesį ateičiai, kad tikrai verta tokias lovas turėti. Na ir kitas dalykas, tai būtent tos kritimo prevencijos sistemos, kurios iš tikrųjų irgi labai pasitarnauja žmonių savarankiškumui. Nes geriausia kritimo prevencija tai yra ne draudimas judėti, o būtent saugus judėjimas, ne? Suteikti galimybę žmogui išlipti iš lovos, nueiti į vonios kambarį ir saugiai grįžti. Na, o jeigu jis saugiai negrįžta, ne, mes gaunam signalą, kad po tam tikro laiko žmogus negrįžo ir tada mes jau einame, žiūrime, kas atsitiko, ar jis tiesiog šiaip užgaišo, ar nukrito, ar dar kokia nelaimė atsitiko. Taigi kritimo prevencija būtent yra tame, kad suteikti galimybę, bet suteikti tai daryti saugiai. Nes iš tikrųjų tyrimai rodo, kad vyresni žmonės, jie daugiau juda ir išlaiko tą mobilumą. Ir jeigu plus turi tą saugią aplinką ir žino, kad jeigu kas jie gaus pagalbą, ir tuomet ir sumažėja ir griuvimų, ir hospitalizacijų, ir priklausomybės. Nes jeigu mes bijome, kad žmogus nukris, mes ribojame, ne, jo galimybės judėti, jis pasidaro silpnesnis ir iš karto tas užburtas ratas, jis tau daugiau ir krenta, nes jo raumenys susilpnėja. Ir jeigu mes sukuriam saugų judėjimą, saugias galimybės judėti, tai iš karto aktyvesnis darosi žmogus, jis daugiau pasitikėjimų gauna ir daugiau savarankiškumą. Taigi kritimo prevencijos sistemos irgi puikiai pasitarnauja skatinant pacientų savarankiškumą. Na, o kalbant apie mobilumo pagalbo priemonės, tai jų yra labai daug ir jūs jas tikrai puikiai žinot, kad galite ir išnaudoti. Tai įvairiausio tipo vaikštynės, vežimėliai neįgaliųjų ir panašiai. Aišku, jeigu mes turim vaikštynės ir vežimėlius, mes turim sudaryti sąlygas su jais važiuoti saugiai ir pravažiuoti ten, kur reikia, tai nepamiršti apie rampas, pandusus ir slenksčius sutvarkytus, kad būtų įmanoma žmogui pravažiuoti. Ir dar norėjau parodyti keletą tokių priemonių, kurios, mano nuomonė, yra labai kažkaip neteisingai užmirštos ir nenaudojamos pas mus Lietuvoj, o Skandinavijoje aš tarp kitko mačiau labai daug ir kažkaip labai jas dažnai naudoja slaugytojai ir kineziterapeutai. Tai yra įvairūs atsikėlimo keltuvai, diskai su specialiom rankenom, platformos. Tai iš tikrųjų visi tie dalykai yra skirti žmonėm, kurie dar gali pastovėti ant kojų, išlaiko pusiausvyrą, bet galbūt jiems jau yra sudėtinga vaikščioti. Ir kuom yra geri, sakykime, atsikėlimo keltuvai, matote, ne, yra platforma, yra prilaikymo diržas, mes padedam atsikelti iš lovos jų pagalba, labai patogus dalykas nuvežti į tualetą, nes, pavyzdžiui, jeigu mes turime tokį žmogų, kuris dar gali stovėti ant kojų, tai keltuvą su kėlimo diržu nebūtina naudoti, mes galime panaudoti dar ir tokias platformas ar keltuvus. Nes su jų pagalba, jeigu tai yra nedidelis atstumas, yra labai paprasta nuvežti į tualetą, numauti kelnes ir pasodinti ant klozetą. Tai atkreipkit dėmesį ir pagalvokit, kad galbūt tas variantas turėti kokią vieną kitą tokią priemonę pas save, tai būtų galbūt visai protinga. Lygiai taip tas pats diskas besisukantis, tas perkelimas iš vežimėlio į lovą, į kėdę ir panašiai, žmogus tiesiog atsistoja, atsiremia, laikosi už rankenos ir slaugytojas be jokių problemų pasuka jį ir pasodina į kėdę ar į lovą. Na ir perkelimo platformos irgi, apie kurias ką tik kalbėjau, tai irgi variantas,
trumpus atstumus kažkur nuvežti iš lovos, nuvežti vonios kambarį žmogų, galima vežti ir tiesiog, kad jis prisilaikytų už rankenų, galima papildomai naudoti diržą, tas diržas užsikabina už platformos, ten viršutinės rankenėlės yra speciali vieta ir papildomas suteikiamas saugumui žmogui. Tai va, tai sakau, Skandinavijoje tikrai labai kažkaip naudoja, labai daug platformų aš mačiau ir tų atsikėlimo keltuvų, nes parodysiu netgi ir video, tai yra puikiai priemonė ne tik judėjimui, o ir reabilitacijai netgi, daryti kažkokius pratimus, kai žmogus atsistoja, atsisėda, irgi šiek tiek ir kojų raumenis, ir rankų raumenis patreniruoti. Manau, kad ir kineziterapeutai turėtų labai įvertinti tą dalyką. Na va, kaip pavyzdys, moteriškė. Ir tiesiog labai paprastai, lengvai pervežama į vežimėlį, perkelimą. Taigi atkreipkite dėmesį, jeigu jūs įvertinsite savo pacientus ir tarp jų bus žmonės, kurie tikrai dar gali valdyti kojas, turi jėgos ir kojose, ir rankose pakankamai, tai iš tikrųjų tikrai galite panaudoti platformas. Tas kojų atramos yra reguliuojamas, jas galima ten sureguliuoti pagal žmogaus ūgį, labai paprastai ir greitai. Ir tas atsikėlimas yra labai irgi ergonomiškas, tas pats judesys, atsikėlimą. Na va, ir pavyzdžiui, galima padaryti mini treniruotę ir sakai pacientui, atsisėsk, atsistok, atsisėsk, atsistok. Ir va taip galima treniruoti tiesiog. O čia matot viršui tą tokia rankenėlė atvira, tai būtent už jos ir kabinasi tas prilaikymo diržas, kuris turi specialią kilpą ir su ta kilpa būtent žmogus yra užkabinamas, kad papildomam saugumui. Na ir dar vienas dalykas, kurį norėjau parodyti, tai vaikštynės, kurios turi specialiai irgi reguliuojama aukštį, elektra valdomas jisai. Tai čia yra ta kaip ir tipinė alkūninė vaikštynė, kuri jums labai gerai pažįstama, tačiau jinai turi papildomą funkciją, jinai yra reguliuojama aukščio. Ir tas aukštis reguliuojamas būtent pultelio pagalba. Nes čia matot, šoniniuose yra paprastos vaikštynės, kur irgi galima reguliuoti aukštį, tačiau čia jau manualinis reguliavimas, o čia būtent vaikštynės su pulteliu. Matot, koks labai patogus toksai dalykas irgi. Būtent pagelbėja ne tik vaikščioti, bet ir atsikelti labai taisyklingai. Ir plius, aišku, labai paprasta sureguliuoti pagal kiekvieno žmogaus paciento ūgį. Čia fizioterapeutas, kineziterapeutas daug pasakoja iš tikrųjų apie tai, kaip iš tikrųjų tai yra gerai būtent turint kažkokias tai traumas ir panašiai. Viso šito filmuko jums nerodysiu, tiesiog, kad turėtumėt omeny, kad yra ir tokias priemonės. Na ir aišku, keltuvai. Keltuvus tikrai drąsiai išnaudokite visais įmanomais būdais. Tai ne tik kelimam ir perkelimam, bet būtent savarankiškumo skatinimui. Nes su keltuvo pagalba lygiai taip pat mes galime skatinti gyventojus vaikščioti, atsikelti, nueiti bent kelis žingsnius ir visas tas procesas yra visiškai saugus. Vienas dalykas, žmogus jaučiasi saugiai, nes jis yra prilaikomas keltuvo. Kai žmogus jaučiasi saugiai, jis daug geriau juda iš tikrųjų ir daug didesnė motyvacija. Parodysiu labai gražų paskui jums pavyzdį ir iš Lietuvos. Čia tiesiog pavyzdys, uždedamas vaikščiojimo diržas tas vadinamas. Moteriškė tiesiog palengva, labai saugiai nueina į vonios kambarį.
Jeigu žmogus turi baimę, jam papildomai galima duoti dar ir vaikštynę, kad jis su vaikštyne kartu eitų. Na, ką mes matom, žmogus kontroliuoja situaciją, jis gali pats susišukuoti, jis gali išsivalyti dantis, jis gali nusiprausti. Taigi iš tikrųjų irgi vienas iš dalykų, kuris skatina savarankiškumą. Na, o čia ta ankstyvoji mobilizacija, apie kurią mes kalbėjome ligoninėse, na, kad tai yra labai svarbu, kuo anksčiau pacientų statyti ant kojų. Ir čia vat yra pavaizduota situacija būtent intensyvios terapijos skyriui, kai dar pacientui galbūt ir prijungti kažkokie aparatai, tačiau jau jis yra skatinamas sėstis, skatinamas keltis ir pastovėti ant kojų bent minimaliai. Aišku, su kiekviena diena tai gali būti vis daugiau ir daugiau, ilgiau ir ilgiau, tačiau bent jau nuo kažko pradėti. Ir aišku, visą tai atlikti saugiai su keltuvo prilaikymu. Lygiai taip pat uždedamas vaikščiojimo diržas. Jeigu kažką gali žmogus daryti pats, jis gali pats prisilaikyti, nesvyruoja šonus, tai jūs turite irgi tai išsiaiškinti ir leisti jam tai daryti. Aišku, jeigu jis to negali, tai tada mes jį prilaikome. Bet jeigu jis gali pasivirti į vieną pusę, į kitą pusę, pakelti vieną šlaunį šiek tiek, pakelti kitą, jis turi jums padėti. Na va, ir šiuo atveju dar duodama papildomai ir vaikštynę, kad žmogus jaustųsi saugiau ir turėtų dar papildomą atramą. Ir kaip matot, slaugytojai iš principo nedaro nieko, apart kaip kontroliuoja situaciją. Na va, ir žmogus padaro savo pirmus žingsnius, įsivaizduokit, ant kiek jam vis dėlto tai yra svarbu ir smagu, kai jis gali padaryti pirmus žingsnius, jeigu jisai ilgą laiką gulėjo ir negalėjo atsikelti. Na va, o čia tas pavyzdys, apie kurį aš kalbėjau. Čia yra Telšių rajono senelių globos namai. Jie mums atsiuntė šį video. Tai yra sėkmės istorija. Tai yra, kaip panaudojus keltuvą žmogus buvo pastatytas ant kojų. Ne? Turėjo pacientą, kuris tikrai buvo silpnas ir labai bijodavo netgi kelis žingsnius padaryti savarankiškai. Ir vat pirmiausia, ką jie pradėjo daryti, tai su keltuvo pagalba sodinti jį ant dviračio ir skatinti daryti pirmus žingsnius. Ir matote, po kiek laiko tokių treniruočių žmogus jau eina pats, daug stipriau laikosi ant kojų ir paskui vat nufilmavo būtent tą pirmą kartą, kai naudojo dviračio treniruoklį, ne, kai su keltuvo pagalba jį ten pasodino. Ir žmogus daro pirmus bandymus važiuoti dviračiu. Ir pasižiūrėkit, po kiek laiko, ant kiek motyvacija žmogaus pagerėjo, ant kiek jis sustiprėjo, kokia laimė akise. Va.
Tai dar kartą labai dėkojam Telšių senelių globos namams už tą pozityvų video, mes visiems labai demonstruojam ir rodom. Na, o čia irgi vienas iš tokių video, kurie galbūt jūs privers susimąstyti ir pozityviai nusiteikti. Mergina, kuri pateko į autoįvykį, ją nudaužė automobilis ir jinai 6 mėnesius išgulėjo komoje ir negali valdyti kairės rankos ir kojos, tai yra kairė pusė jos yra paralyžiuota. Ir iš tikrųjų, kiek daug jinai padarė, būtent treniruodamasi su kineziterapeutu, su keltuvo pagalba. Kineziterapeutai sako, nebijok, tu nenukrisi, tai yra toks papildomas saugumo jausmas. Čia dar, aišku, naudojamas tas treniravimo modulis papildomai, kurį paprastai mes siūlom naudoti, jeigu jau tai yra naudojama reabilitacija ir treniruotėms. Tačiau, kaip jinai ir pati sako, jinai jaučiasi daug labiau atsipalaidavusi ir saugi, kadangi jinai yra prilaikoma keltuvo. Ir irgi matote, ne, žmogus daro savo pirmus žingsnius, eina prie treniruoklių. Jau matot, pradeda žmogus šokti ir dainuoti. Ir ta kairė pusė atrodo, jau jinai nėra tokia jau nemobili. Ir tai yra labai didelis pozityvas ne tik ir tam pacientui, ne klientui, tai yra ir specialistui, yra labai didžiulė irgi motyvacija ir džiaugsmas, ne, kai jis gali daugiau padaryti tam žmogui ir pastatyti jį ant kojų. Pamatot, ir su kairė ranka žmogus jau kažką bando daryti. Na, va, tokie puikios pavyzdžiai, ne, kaip skatinti savarankiškumą. Ir perinam toliau prie higienos kambario, ne, prie higienos sprendimų. Taip, savarankiškumą, kaip ir šnekėjom, dažnai lemia vis dėlto ne žmogus, o aplinka būtent pritaikyta tam žmogui. Ir ką mes galim pritaikyti, tai įvairius dušo kėdes, vežimėlius, porankius padaryti, uždėti paaukštintas tualeto sėdynės ir su porankiais, kad būtų lengviau atsikelti ir atsisėsti, ir taip pat reguliuojami vonios baldai. Ir ką tai duoda? Tai duoda tai, kad žmogus gali pats apsitarnauti, tai suteikia jam daugiau orumo, o jums mažiau fizinio darbo. Nes, tikrai sutiksime, kad tualetas ir vonia yra tos vietos, kur mes mažiausiai norėtume matyti svetimus žmonės ir kur mes norėtume vis dėlto patys savo pagelbėti tiek, kiek galima ir įmanoma ilgiau. Tai vat suteikimas tos galimybės vonios kambarį, tai yra labai labai svarbu. Na ir kalbant apie reguliuojamo aukščio vonios baldus, apie kuriuos mes jau esam šiek tiek kalbėję ir prieš tai, tai irgi iš tikrųjų yra ne tik tais pritaikymas žmogui, bet irgi labai didelė savarankiškumo skatinimo galimybė. Nes kiekvienas žmogus yra skirtingas, ne, ir kai statomi globos namai ar kad ir ligoninė, mes niekada nežinom, koks žmogus ten bus, koks žmogus gyvens kambarį, koks žmogus naudosis vonios kambariu. Ir todėl jis turi būti pritaikytas iš tikrųjų visiems. Paskui aš jums netgi filmuką trumpą parodysiu, kiek iš tikrųjų tų variantų, ne, koks žmogus gali ateiti pas mus gyventi. Tai va ta galimybė iš tikrųjų reguliuoti ir porankių plotį ir aukštį, ir kriauklės aukštį ir stumdyti ją į šonus. Lygiai taip pat su dušo kėde, kai mes galim ją pastumti ir pareguliuoti aukštį kiekvienam klientui, tai yra iš tikrųjų labai labai svarbu. Ir jeigu jums net ir sakys, kad tai yra ten nebrangus sprendimas, nereikia čia prisigalvoti, ne.
galvojant į ateitį, tai iš tikrųjų nėra brangus sprendimas, tai yra būtinas sprendimas ir jis iš tikrųjų labai pagerina žmonių savarankiškumą ir galimybę naudotis vonios kambariu be papildomos pagalbos. Tai trumpas filmukas, apie tai, kaip šitie sprendimai mums padeda. Nes visi mes senstam, tik tais tiek, kad visi skirtingai, vienas su lazele, kitas su vaikštynė, kitas jau su vežimėliu važiuoja. Keičiasi mūsų mobilumas, keičiasi mūsų sensorinės galimybės, kognityvinės galimybės, mūsų kažkokios fizinės charakteristikos ir iš tikrųjų kiekvienas yra individualus. Ir tų poreikių yra daugybė. Ir jeigu kalbant apie globos namus ir kitas sveikatos priežiūros įstaigas, kaip mes ir kalbėjom, tai yra didžiulis iššūkis iš tikrųjų pritaikyti sanmazgą visiems žmonėms su įvairiausiom galimybėm ir negaliam. Ir jeigu mes turime, nereguliuojamą tualetą ir porankius, kartais tikrai tenka eiti ir padėti žmogui, nes šis aukštis yra jam netinkamas. Ir būtent todėl, bendradarbiaujant daugybės sričių specialistams, ir buvo sukurtas tas sprendimas reguliuojamų vonios baldų, kad būtent būtų galima pritaikyti kiekvienam atskirai, be kažkokių tai papildomų paskui investicijų ir be žmonių papildomo darbo, aišku. Nes čia yra, kaip sakyti, kiekvienam vonios kambariui, būna kokį 10 naudotojų ir jeigu mes turim jų 60 ir per 15 metų, tai jau gaunasi 9000 įvairiausių naudotojų. Tai va, ir mes turim padaryti taip, kad tas vonios kambarys būtų pritaikytas kiekvienam iš jų. Ir būtent dėl to yra sukurti šitie sprendimai. Tai va, tai čia nėra kažkoks, išmonė, mūsų kažkokia užgaida brangi, ne. Tai yra būtent tam, kad ilgalaikėje perspektyvoje ir sutaupyti ir pinigų, ir pagerinti žmonių gyvenimo kokybę. Ir dar vienas trumpas filmukas, nes kalbant iš tikrųjų apie kambarius, mes jau senai turim tokius sprendimus, mes turim reguliuojamą aukščio lovas, kai mes galime ten pareguliuoti kiekvienam pacientui individualiai. Mes turim lovas su prailginimu, su lateraliniu pavertimu, kaip mes matėm. Ir iš tikrųjų tų galimybių yra daug, gali naudotis jomis ir žmogus su vežimėliu, ir žmogus su vaikštynė, ir savarankiškas žmogus. Mes turim įvairiausius staliukus, kurie privažiuoja, spinteles su staliukais besireguliuojančiais. Tačiau, kai mes kalbam apie vonios kambarį, vėl susiduriam su tuo, kad o ten tai niekas nesireguliuoja, o ten tai yra problema. Tai va. O kai mes turime reguliuojamus vonios baldus, tai mes lygiai tokias pat galimybės, kurias žmogus turi savo kambarį, mes jam suteikiam lygiai tokias pačias galimybės turėti vonios kambarį. Ir būtent irgi atsižvelgiant į žmogaus tas mobilumo ir savarankiškumo galimybės, mes pritaikom tą vonios kambarį. Galbūt jis ne visada gali jau pats nuvažiuoti, tuomet reikalingas keltuvas, su keltuvo pagalba mes tada jį nuvežam į vonios kambarį, jau dedam į kažkokią tai vonę, neštuvus apiprausimo stalą ir panašiai. Žmogus gali nuvažiuoti pats ir mes tiesiog minimaliai jam turime padėti persikelti, pavyzdžiui, ant tualetų. Va čia tos pačios platformos atsikėlimo keltuvai naudojami. Tai va. Tiesiog kiekvienam individualiai pritaikomas sprendimas. Ir tiesiog dar vienas trumpas video apie reguliuojamo aukščio apiplovimo stalus. Žinau, kad jūs dažnai naudojate mobilias vonias, tačiau yra galimybė ir tokio sprendimo. Tai yra reguliuojamo aukščio atlenkiamas apiplovimo stalas.
ant jo galima ir apiprausti, ir perrengti žmogų. Jis taipogi, vat, matote, nereguliuojamo aukščio. Šiaip iš tikrųjų, jeigu žmogus, pavyzdžiui, privažiuoja su vežimėliu, tai nuleidus tą stalą, jis drąsiai gali ir pats persikelti ant jo, persėsti, arba mes perkeliam daug lengviau ir tada žmogus tiesiog atsigula, jūs pakeliat tą stalą ir nuprausėt jį. O kad neužimtų vietos, mes jį tiesiog užlenkiam ir paliekam užlenktą. Sauginiai šoniniai reaktoriai. Toks irgi labai protingas ir kompaktiškas sprendimas, tai kartais galbūt pagalvokit, verta padaryti būtent taip. Na, o čia toks linksmas video jums tiesiog parodyti, ne, su tuo plovimo stalo, kaip čia vaikai žaidžia su juo. Irgi savarankiškumo skatinimas, ne? Įsivaizduokit, auklėtoja, kai turi tokių mažiukų, nu bent jau 10, ir kai reikia visiems jiems pakeisti sauskelnes, nuprausti, kiek yra reikalų. Na, va, tai tokiu atveju čia irgi pasitarnauja būtent tie apiplovimo stalai. Čia matot, netgi įrengta yra šalia iš karto ir kriauklė su kranu. Ir tiesiog, vat, matot, kaip greitai galima viską padaryti. Ir nuleidžiam į apačią ir žmogus vėl mažas pats išlipa, nulipa nuo stalo ir keliaujam. Na, va. Čia tiesiog nuotaiką pakelti toks video pozityvus. Na, o paprastesni sprendimai, apie kuriuos mes irgi turime nepamiršti, tai kad dušo vežimėliai, jie gali būti ir su dideliais ratais, tai reiškia, kad žmogus pats savarankiškai su dušo vežimėliu gali nuvažiuoti į dušą, nusiprausti ir grįžti atgal į palatą. Tai irgi savarankiškumo skatinimas. Taip pat įvairiausi porankiai. Dabar yra tikrai daug įdomių modelių, vat jūs čia matote, ne, kur galima ir kampą pareguliuoti, ir kažkaip išformuoti, tiesiog jau žiūrint į tai, kaip jums reikėtų, kokių porankių, ar 1, ar 2, ar 4, kaip jūs juos norite išdėlioti, toks labai lankstus variantas porankių, tai vat irgi, jeigu bus įdomu, galite kreiptis. Na ir tie visi namų apyvokos daiktai, ne, kur atrodo tokia smulkmena, bet iš tikrųjų irgi žmogui suteikia labai daug savarankiškumo. Tai tiek, sakykime, šukos prausimosi priemonės su ilgom specialiom rankenom, kojinių užmovimo priemonės, daiktų pasiekėjai. Na, žodžiu, dabar yra tikrai daug jų yra sugalvota ir visa tai taipogi suteikia žmogui galimybę savarankiškai dar apsitarnauti, jeigu jis gali, tiesiog jam reikia kažkur tai šiek tiek pagalbos. Virtuvėje. Virtuvėje savarankiškumo skatinimas taip pat yra svarbus, nes tas savarankiškumas, taip, jis prasideda ne nuo vaikščiojimo, jis prasideda nuo galėjimo pačiam savo padaryti arbatos. Tai va. Tai yra irgi daugybė priemonių, įvairios pjaustymo lentelės, prilaikymo priemonės, specialūs įrankiai, neslystančios lėkštės, lėkštės su pakeltais kraštais, gertuvės ir panašiai. Vat, specialios rankenos ten sukimui, atidarimui ir panašiai. Taip, tų priemonių tikrai yra daug. Tai vat, jeigu jūs turite, sakykime, kažkokius savarankiško gyvenimo namus, socialinius centrus, tai irgi va, tokios priemonės labai labai turbūt pagelbėja. Na, o čia norėjau parodyti dar vieną labai žavų variantą. Tai yra reguliuojamo aukščio virtuvės, nes tai irgi, manau, mūsų ateitis, nes žmogus su negalia, žmogus vežimėlyje irgi turėtų turėti galimybę pats savarankiškai apsitarnauti virtuvėje, kad jam reikėtų kuo mažiau pagalbos. Tai tam irgi buvo sukurti būtent virtuvės baldai reguliuojamo aukščio. Tai vat mes matom, kad galime nuleisti darbastalį, galima nuleisti į mygtuko pagalbą arba su pultelio pagalba yra valdomas ir plus nuleidžiamos visos virtuvinės spintelės. Tai yra žmogus nusileidžia, pats savarankiškai atidaro, pasiema, kas jam reikalinga ir vėl pakelia. Įsivaizduot, koks tai didelė, mums tai atrodo, nu kas čia, ne, nu mes kiekvieną dieną lendam tas spinteles, o vat žmogus, sėdinčiam vežimėlyje,
Tai yra vau dalykas. Na va, tai kokios pagrindinės išvados? Tai iš tikrųjų savarankiškumas prasideda ne nuo to, kad žmogus viską gali pats, o nuo to, kiek jam pagalbos reikia. O per daug pagalbos gali sumažinti jo gebėjimus, ne, kaip jau ir kalbėjom pačioj pradžioj. Ir iš tikrųjų ta tinkama aplinka, jos sudarymas, suformavimas labai stipriai veikia savarankiškumą, o saugi aplinka skatina judėjimą. Tai va tai, apie ką mums reikėtų būtent galvoti, apie tos aplinkos sukūrimą. Ne? Ir žinoma, rankinis pacientų kėlimas, perkelimas neturi būti norma, nepamirškite savęs, nereikia greičiau, reikia protingiau. Taip? Tai va, tai čia tokį idėjų paveiksliuką, turbūt daug kas prisimena, patefonas, ne? Su plokštelė. Aš vaikystėje turėjau, dar naudojau tikrai. Ir turbūt prisimenat, kad plokštelės buvo iš abiejų pusę, ne? Viena pusė gali pagroti, paskui apverti kitą pusę pagroji. Ir dažniausiai ta viena pusė buvo ten mėgstamesnės dainos, dažniau tada jinai jau grodavo, pasibraižydavo, kartais pastikdavo, bet mes ją vis tiek klausydavom labai mums patikdavo negu ta kita pusė. Tai toks pastebėjimas, čia turbūt žmonių yra tokia psichologija, kad mes kaip tos plokštelės. Viena ta pusė, tai joje įrašytos tokios dainos. Ne, jis negali, čia neišeis, tai bus blogai, čia taip negalima, tai bus greičiau. Nu, žodžiu, va tie mūsų, ne, tokie, kur mes pastringam. Pavyzdžiui, kai būna mokymai kažkokie ir dėstytojas sako, ne, įsivaizduokim, vat mes čia turim pacientą, kuris gali pats pasiversti. Ne, jis negali, ne, mes iš karto šaukiam. Ne, mūsų pacientai čia neapsiverčia jie tokie. Ne, va taip jis nepadarys. Žodžiu, va tas ne, ir visi tie neigiami dalykai mums atrodo, kad jie yra taip ir ne kitaip. Ir kažkodėl ta plokštelė groja daug dažniau negu kita pusė, kurie užrašyta. Taip jis gali, šitas jam išeis, šitai sugebės, taip mes galime padaryti. Tai vat mano patarimas, kad mes nebūtumėm kaip ta subraižyta plokštelės pusė, kad mes dažniau apverstumėm plokštelę ir klausytumėm būtent tų teigiamų dalykų ir leistumėm tiek savo, tiek mūsų rezidentams ir pacientams daugiau daryti patiems. Žodžiu, nebūkim tą seną nugrotą plokštelę, ne? Tai va, ir praktiniai patarimai. Jeigu pacientas gali kažką padaryti, bent dalį kažko, tai leiskite jam tai daryti. Jeigu jūs abejojate, ar čia šitoj vietoje ne, bus gerai, negerai, sugebės, nesugebės, naudokite pagalbinės priemonės. Pasižiūrėsite. Vieną kartą panaudosite priemonę, matysite, kad gali pats, valio, priemonės nereikia. Neperimkite veiksmų, todėl, kad tai greičiau. Nu, čia pagrindinė taisyklė, bet čia nežinau, kaip mums reikia tą išmušti. Visur kame, mamoms su vaikais, mums su pacientais ir taip toliau. Bet jeigu žmogus gali pats, nedarykite už jį. Na ir aišku, sukurkite saugią aplinką, kad būtų saugu judėti žmonėms, nes kuo jinai saugesnė, tuo didesnės galimybės žmogui savarankiškai atlikti visus veiksmus. Mažiau rankų, daugiau sprendimų. Galvokite ne kaip savo fizinę jėgą panaudosite, ne, o kaip tai galima apžaisti taip, kad ir pacientas, ir rezidentas jums padėtų, ir jums patiems būtų geriau. Na va, ir ką reikėtų galbūt padaryti, tokie praktiniai patarimai, tai padaryti tokį kaip savarankiškumo ir ergonomikos auditą. Visų pirma, tai įvertinti, aišku, jeigu jūs dar nesate įvertinę, arba galbūt visų nesate supažindinę su tuo vertinimu visų darbuotojų, tai vat būtent reikia gyventojus, savo pacientus įvertinti pagal tą savarankiškumo lygį ir iš tikrųjų suprasti, kur tenka tas didžiausias fizinis krūvis personalui, kur ta didžiausia priklausomybė žmonių ir kur mes turime daugiausiai rizikų, su kokiais rezidentais, su kokiais pacientais ir kuriuose vietose.
Ir, pavyzdžiui, mes gavom tokį rezultatą, kad mes įvertinom ir turim visiškai priklausomi, tai yra 18 gyventojų, dalinai savarankiški 27 ir pilnai savarankiški 12. Ne? Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad 18 reikės to didelio kelimo poreikio, atitinkami mes turim pagalvoti, kaip mes tai darysim, kuris personalas tai darys ir kokias priemonės naudos, ne? Ir kaip tai padaryti, kuo, sakykime, efektyviau ir ergonomiškiau. Kitiems tai juos reikia aktyvinti, ne, nes jie dalinai savarankiški, tai jiems galbūt reikia tiesiog sukurti tam tikrą aplinką ir duoti tam tikras priemonės, kad jie galėtų kažką daryti patys. Na, o savarankiškai, jiems reikia tiesiog saugios aplinkos, kritimų prevencijos ir tiek, ir netrukdyti gyventi. Ne? Antras, tai ergonomikos ir darbo krūvio auditas, tai reikia įvertinti, kur pas mus vyksta rankinis kėlimas, kur reikia bent 2 darbuotojų, kur ta didžiausia traumų rizika ir kurios tos vietos yra sunkiausias ir tada galvoti, kokią įrangą mes jau ten turime turėti visada po ranka ir ją naudoti. Ne? Ir aišku, įgūdžių, kokių mes turime turėti ir juos naudoti. Trečias, tai aišku, aplinkos analizė, tai mes turime įvertinti ir lovų aukščius, ar jie yra tinkami, ar jie yra reguliuojami, porankius, turėklus, pravažiavimus, kaip minėjau, lenkščius, durų pločius ir panašiai, vonios kambarius, ant kiek jie yra pritaikyti ir patogus, ar mes visur galime naudoti keltuvą ir kur ta yra didžiausia kritimo rizika ir kaip ją sumažinti šituose vietose. Tai yra atsakyti savo klausimą, ar mūsų aplinka skatina judėjimą, ar vis dėlto priklausomybę. Taip labai įsivertinti. Na, va, ir tada jau sudaryti turimų ir trūkstamų priemonių žemėlapį, ko mums reikia. Perkelimui, pavyzdžiui, ką mes turime mobilų keltuvą, tačiau neturim lubinių keltuvų, nes turim nemažai pacientų, kuriems reikia jų. Higiena, lygiai taip pat turim turėklus, porankius, bet galbūt neturim dušo kėdžių, arba mums reikėtų dušo kėdžių, kur žmogus pats galėtų važiuoti. Lygiai taip pat mobilumas. Turime vaikštynės, bet tačiau mažiau vaikštantiems mums galbūt reikėtų tos platformos ar atsikėlimo keltuvo ar dar kokios priemonės. Ir kritimų prevencija. Turim žemai nusileidžiančias lovas, tačiau tose lovose nėra, pavyzdžiui, 4 dalių šoninių turėklų, nėra kažkokių tai kritimo prevencijos sistemų, naktinio apšvietimo ar panašiai. Tai tada tiesiog pagalvoti, galbūt papildomai kažkokį tai tą priedą įsigyti arba į ateitį planuojant tą įrangą būtent įsigyti tokią, kuri daugiau atitiktų tos poreikius. Na ką, tai išvada tokia, savarankiškumas neatsiranda savaime, jis sukuria aplinka, mūsų sprendimai ir, aišku, kasdieniai įpročiai, kuriuos mes irgi turime ugdyti. Tai turbūt tiek šito klausimu. Dar noriu priminti, kad mes turime šį mėnesį gerus pasiūlymus. Tai turime nuolaidą 10% kėlimo diržams ir keltuvų priedams ir turime nuolaidą širmoms su būtent spalva arba dizainu. Tai vat, jeigu norite pagyvinti savo aplinką, iki birželio mėnesio galo drąsiai kreipkitės, tikrai bus gera kaina būtent toms gražioms, linksmoms širmoms, kurios šiek tiek irgi tos estetikos priduoda mūsų, globos įstaigoms ir ligoninėms. Na ir dar norėjau pasakyti, kad šiuo metu turime laisvas datas mokymams, tai yra inovatyvūs, ergonomiški ir saugus pacientų kėlimo ir perkelimo kūno padėties kėlimo metodai, kuriuos veda ergonomikos specialistas mūsų. Tai labai kviečiu skambinti mūsų pardavimų vadovėms ir tartis, nes ten kaina priklauso mokymų nuo to atstumo, kurį tenka pas jūs važiuoti. Tačiau dabar birželį tikrai turime nemažai datų, tai labai siūlyčiau vis dėlto pagalvoti, nes paskui rudeniop jau būna lektorius labiau užsiėmęs ir mes tikrai turim daug mažiau galimybių jums pasiūlyti tos mokymus. Na ką, tai jeigu norite kažkokių tai idėjų, sprendimo, patarimo ir mokymų, tai visada kreipkitės, o dabar
Ką dėkoju už dėmesį ir laukiu jūsų klausimų arba pastebėjimų ir, kaip ir žadėjau, atsiųsiu anketą ir paskui persiųsiu indeksą, jeigu jums bus reikalingas. Tai žiūrim, ar turim klausimų. Taip, matau, čia yra klausimų keletą dėl keltuvo. Taip, tai tikrai pasiūlysim, paskui perduosim, gal tik tais jūs, vat, Rasa, matau, parašėte, ne, kad norite tą keltuvą, tai jūs tada parašykit dar galbūt įstaigą savo ar kažkokius kontaktus savo, kad žinotumėm, kam galima pasiūlyti. Klausimas dar, ar daug įstaigų turi tokias lovas, būtent kokias jūs turite omeny su lateraliniu pavertimu turbūt. Tai su lateraliniu pavertimu, tai čia yra kol kas ta būtent Latera Neo, tai yra naujiena. Gamintojas planuoja jau paleisti, kaip sakant, jau pardavimui ir gamybai, kiek supratau, nuo rugsėjo mėnesio. Ir tada mes jau galėsim jums pasiūlyti, nes dabar jau buvo tiesiog toksai kaip pristatymas tos lovos, vis tiek turi praeiti tam tikras laikas, jie daro įvairiausius bandymus, paskui, aišku, jau planuoja užsakymus, tai vat nuo rugsėjo mėnesio tikrai galėsime jums tas lovas pasiūlyti. Taip, matau, kontaktus parašėt, ačiū labai, tai tada atsiųsime. Na ir jeigu nėra kažkokių klausimų, tai labai dėkoju Jums už Jūsų laiką ir už dalyvavimą ir iki susitikimo kituose webinaruose.